Na tai laukiam traukinį. Kiek mūsų kuprinė sveria, Augi? Po 3 kilų. Va, čia mūsų valtis. 2, 1, 2. Čia visi būtų daiktai, piniginės, viską. O, kelionė prasideda. Dabar 25 laipsniai. Va, gelbėjimus liemenės. Nėra vietos realiai kuprinėse. Nešamės rankomis, bet lengva. Nu tu pavaikščiok. Kelis kilometrus su 30 kg sveriančia kuprinė. Ne kelis. Kas dabar? Dilgėlės. Dilgėlės. Šauni tu čia su šortais. Šitam princui reikia padaryti taip, kad jo šortai nebūtų jo pasigailėjimas. Jo. Nes ašgi pagavau, kad yra vasara, yra karšta ir aš nenorėjau sukais, žinai. Aš neplanau, kad mes eisim per dilgėlių lauką. Tai jeigu viskam reikėjo pasiruošti, reikėjo pasimti ir žemės turkę. Nes nežinai, kada ateis žemiau audra. Žinok, ten teritorija kažkieno tai. Nu ir gerai, varom tiesiai. Šiaip tai pelkė ten toliau. 3 vaudai ką tik į ranką susisegė. Bet tai nieko tokio. Sužiūrima, ir akis nelipa. Čia, matai? Aha. Jau mūsų va sala, matė. Jo. Žmonės nežinot, kiek čia vaudų. Jo. Eini tave kandai iš visų pusė. Žinai, iš kur dalykas sužinau, kad jeigu švarus oras, tai reiškia auga paparčiai. Nu, tai sužinau iš tokios stovyklos Lokio būrys. Nu, tai žinai, čia yra stovykla, kur mes tam jau daug metų esam, taigi žinai, Lokio būrį. Jo, žinau. Nu, tai va. Tai tankas. Gerai, už to kalniuko jau bus ežeras. 10 kilometrų, neina kažkur. Jo, maždaug. Per visokius kalnus, eglynus ir kušynus. Ir praėjom ką tik pelkę. Labai gerai, kad jinai išdžiūvus. Nes kaip visi žinot, sausra buvo. Tai išdžiūvo labai daug kas. Tai jeigu ta pelkė nebūtų išdžiūvus, būtume kalampoję iki kelių. Opa. Nes kaip durniai atrodo, mes savanoriškai einame į miškus. Aha. Ne tai, kad sėdėtume namie prie kokio Minecrafto. Arba eitume į kokius tūsus. Tai mes varom į mišką ir gyvenam iš čia. Mes toj būsim. O, noriu kryptimą matyti. Tai? Seniai, va ten sukam. Ten, žiūrėk. Tai? Mums svarbiausia dabar yra nueiti prie vandens. Pamatai. What? Ką čia pamatai veikia? Pamatai. Geras. Wow. Čia senovinė sodyba. Jo. Paaugusi čia bliamus seniai apleista. Žiūrėk, čia vyšnia. Čia vyšnės sprendis. Olio geras. Ir matau jų vandenį. Nu, atsargiai. Priėjom. Ėjom ir atėjom, radom tobulą vietą įleisti savo valtis. Pažiūrėkit, krantukas, akmenukas, smėliukas, tiltelis. Mes atėjom. Viskas čia tobulą. Atėjom. Seniai. Jas, atėjom. Jo, esmė, kad tie tavo žodžiai buvo ėjom ir priėjom žiemą, kai mūsų valtis susprogo. Bet dabar valtis nesprogs turbūt. Turbūt pasakė. Ne, valtis nesprogs. Nesprogs, viskas bus gerai ir turėtume prieiti. Nusiausim koinės. Jas visos prakaituotas. Čia mūsų yra liemenės. Labai mano geranoriška mama nupirko. Mes esame labai dėkingi. Mamos parama visada geriausia. Čia virvė, kur surišim abidvi mūsų valtis. Augustas nenuplauktų tiesiog kažkur tai. Pripūsim valtį ir plauksim. Akyse pučiasi. Tik žiūrėk, ne iš šono, bet turi būti tiesiai. Jo. Kad nesulūžtų. Kad saloj tokia, ups, sulūžo. Ups, plauksim rankytėm atgal. Jo. Pripūtim šitą ir surišam va čia su virvėm. Jeigu pamatytum, čia surišam virvėm, kad Augustas nenuplauktų nuo manęs, ne? Aš būsiu kaip varomasis variklis, vieno žmogaus gale. Tai. O daiktai visi čia bus čia. Jie maždaug sveria apie 60 kg. Šitą išlaiko tik tai 170 kg, šitą 85. Tai susirinksim visas elektronikas, viską į kuprinės. Jeigu ką, galėtume šokti į vandenį. Normaliai. Pilnai čia laiko tave. Ten, kairė, ne?
Vos nepabėgo. Opa. Tiesiai į skylę. Jau šešėlis pagaliau. Nu, saugiai atplaukėm. Su mumis draugės, nežinau. Šitus įsitempsim, apsiversim, nes kailis, kad neprilytų. Įmam. Čia net nesuprastam, kad sala. Čia net kurmiaras jau yra. Toks, žinai, čia kaip parkas atrodo. Dar vandens turim. Tai va, ką turim. Hamakas, tentas. Naujutėliai. Net etiketės nenuimtos. Sateisimės dabar pastogį. Tai va taip ir yra. Nu, matot, kaip pasidarėm. Tinklelis nuo vadų. Čia prabangiai, klausyk. Ir čiučeliulė. Turim naują lengvą tentą. Su pastiprinimais, va. Laikys, normaliai. Ir pastogiai yra. Kaip dabar pas mus. Čia taip kreivai, nes pas mane yra šitie ant tinkliuko. Čia dviese gulėsim. Ant žemės mūsų daiktai visi bus. Tai va, viskas čia taip gražiai padaryta. Va, tai va ir laikomės. Čia mūsų naujas pastogės tipas. Nuo šiol, man atrodo, mes šitą darysim. Tai va, kasam tokią duobę. Spėkit, kam čia. Mes kasam kapą. Šiaip iš tikrųjų, čia bus laužas. Slapto išgyvenimo laužas. Kodėl slaptas? Nes jį galima padaryti taip, kad ugnis dega be dūmų. Laužas nuolat gauna deguonį iš kitos duobės. Skylutė yra. Paskui pasiėmė. Čiukšt. Kas sakė, kad nepatogus? Va, žiūrėk, kažkaip visas ekskavatorius kasu. Vat greitai tokį pasidarai, kokius 10 minučių. Va. Ten skylutė. Čia išeina. Pilna degonės ir be dūmų. Iš tenais eina oras. Ir vat automatiškai. Labai fain. Kaip mūsų pats pirmas vaizdo įrašas, valgome sausus davinius. Pažiūrėkit, hebra. Mes išėjome prie kranto, pažiūrėkit, koks mėnulis. Va. Pažiūrėk, kokia pilnatis. Beveik pilnatis. Su vandeniu. Toks vaizdas jau gražu. Kai mes jau tiek gyvenom gamtoj, išgyvenom, mums dabar jau čia visiškai nebaisu. Ir dar dėl to, kad čia sala, jinai čia per 100 metrų ilgio, realiai galima pereiti per kokią minutę. Šiandien biškį pamiegosim, nes mes norim įsimiegot. Ar mes nebijom, kad čia ateis? Ne, nebijom. Tai va, atsigulam. O tai va ir be vadų miegosiu. Rytoj išbandysim dar vieną tokį dalyką, filtruosim vandenį. Norėsim pamatyti, pafiltruoti ir parodyti jums, kaip galima padaryti. Ir dar turime visai fainą veiklą poryt. Žodžiu, kažkur ten toli, taip girdisi muzika. Bet tai toks, per vandenį taigi sklendžia tas grept. Tai va, tai mes girdim. Tai basas, žinai. Bet tas basas jaučiasi, tarsi ne tai, kad ten girdim kažkaip bet jaučiam. Jaučiu viską, žinai. Nu, nedreba, bet tarsi jauti savo kūnų tą basą. Ir taip iki 3 nakties ir 4 tu ten iki guli. Iki 4 kažkur. Jo. Eik tu savo, pagaliau kažkada nustojo, dabar ramu. Tai va, tai šitie tinkleliai pasaugūs, tai yra va tinklelis. Mėgmaišiai yra, jo, aš pasiemu, užsisegu, užsidengiu ir man gerai būna. Jo, pas mane čia visa siena, bet gerai. Tu čia man dabar nezvink, ponas. Ir čia yra košės pakelis, tai va, pusę suvalgė man dar išbrinksta. 100 gramų yra 370 kalorijų, o čia jau realiai kilogramas. Tai mes suvalgėm abudu po 250, tai mes ant ryto gavom lengvai 700 kalorijų. Va tos laidos filmų šau. Dabar reikia neišvirsti.
Dar kartą mūsų stovyklavietė iš krašto, iš šono, dar čia mūsų visa šmutlė, o čia mūsų troba, žodžiu. Žiūrėjau, čia taip labai lengva praeiti, va ten ateini, savo čia pasidėti batus ir įlipi. Čia va, radom tokį kėdę, tiesiog padėti, nežinau. Ir dar kartą iš šono, va, kaip viskas atrodo, va tai va. Žodžiu, tai kaip vakar sakėm, filtruosim vandenį. Pirmas etapas yra butelio perpylimas per pusę. Nu tai jau, realiai va. Va. Kvadratėlį ir sukišim ties kamštelį pačią apačią. Jau. Kad sulaikytų visus drambužliukus arba smėlį, kokias bilkeles. Labai svarbu, kad kiekvieną sluoksnį reikia atskirti, nes tada susimaišys visi sluoksniai ir tada nebus filtruojami normaliai. Įkišam į patį Galą. dugną. Opa. Reikia sukompresuoti, aišku. Jo, dabar dedam bintų medžiagą. Kas toks mažiukas, bet bus daugiau sluoksnių. Matai, kiekvieną sluoksniuką atskirsim. Va, čia yra viena malka iš mūsų laužo. Ir dabar geriausia yra ją susmulkint labiau. Geresnės anglys, kurios geriau desinfekuoja, yra pušų arba spigliuočių. Nu, tokios spiglys reglė truputį dezinfekuoja. Na jo. O va čia šiaip savo lapuočio, tai ne taip gerai veiks, bet vis tiek yra geriau negu nieko. Neištirsis. O. Va dabar kaip atrodo. Ir dabar dėsim ant viršaus sluoksnį vėl, nes tai, yra labai svarbu. Tai reikia vengti va tokių dalykų, nes pro išorį gali prasisunkti. O matai? Čia yra paskutinis bintas, čia yra skylutės, pro kur išbėga. Tada va čia taip yra, ne? Smėlius, kuris sugaudo jau smulkiausias dalelės. Anglis, išdezinfekuoja šiek tiek. Tada samanos sulaiko šiek tiek smulkesnės. Tada žolės sulaiko stambesnės ir dar įdėsim akmenukų, kurios sulaiko iš visos stambes visokias šiukšlės. Ir paskui vandenį pavirsim 10 minučių prie 100 laipsnių, nes per 10 minučių, nuo 5 iki 10 minučių žūsta 90% mikrobų. Su visokiais gyviais. Sifiltruosim. Toks vanduo, man pažiūrėk. Rubiškai. Po truputį vanduo eina, po truputį. Tas ir turi būti. Vieną praleisti ir toliau jau pilt tą, kur gersim. Tai o kodėl reikia vieną praleisti, kad susispaustų jau galutinai ir jau būtų paruoštas tas filtras, nes jisai dar visas sausas, kol prisigers, supranti, ir tada gerai bus. Kapsi. Į mūsų va. Tai ten dar su tokiais nesąmonėm. Tokia biški. Čia kas toks? Fu, kaip dvokia. Jinai dvokia. Mes galvom, kas ten dvokia pas mus? Va šitas daiktas. Tai versim ant šito prie mūsų. Užvirimo reikia 10 minučių palaikyti. Kad žūtų visi mikrobai ir bakterijos. Tai va, čia dabar karšta. Čia galėtume net zefyrus kepti. Bet ar turim? Ne. Neturim zefyrų, nes visų pirma šaibo pritrūko. Dabar trupučiuką nuo lietaus. Audrelė tokia trupučiuką parėjo. Parėjo trupučiuką. Užuodėm, kad pareis. Tai dabar taip ir gulim. Va. Kaip panešėme. Čia bintas, kuriuo filtravom, ane? Tam malkutis. Tai va, kad nesušlaptum. Dabar lyja. O ką mes veikiam? Žaidžiam geometri 10. Koks vėjas. Turim gerti visko. Tik vis kaip vėjukas trupučiuką, bet gerai čia vedina. Zakusi koks vėjas. Mes dabar ilsimės. Nebus smėlė. Praėjo lietus, tik dabar didelis vėjas. Laukim, kol jisai aprims. Eisim košiais. Valgysim.
su nutelos padielka. Jo, riešutų kremu. Va, riešutų kremu. Neparodėm, bet mes iš tikrųjų išvirėm, va, koks švarus. Švarut. Filt, sveika. Antras ežeras čia, kur Augustas sakė. Janoškai vėl lyt pradeda. Žiūrėk, geltonas. Anda kaip vanda. Sauna, tik kai išlendam, jau pradėjo vėl lyt. Nu, įsivaizduok iš gręžinio vandenį, nu tai jau toks. Šitą mes radom padėtą. Augustas gali patvirtinti. Jo. Mes radom ten maždaug prie vandens. Gyvūnas. Va. Dabar dėsim lazdynų riešutų kremo. Tas balandis mane nervina. Eik sau. Ohoho, klausyk. Ne? Wow. Visai skanu, sakyčiau. Aš tą balandį pasigausiu ir iškepsiu. Va čia va geras. Galėjom daugiau šitų pripirkti. Na, nebūt pašaldu. Kaip gerai šitas laužas, klausyk. O, tyla degu, nes dūmų nėra. Mes rytoj žvejosim. Tai va, tai gaunasi, mums reikia dabar pašerti žuvis. Šiandien iš vakaro, kad jūs žinotų, kad tenais yra maisto. Saulė. Ir dar rytoj parodysim jum, kaip elgtis su sausų daviniu. Kaip paruošti sausą davinį. Tai va. Tai labanaktis.